Teatras kaip scena žinoma dar nuo antikos laikų. Spektakliuose atmosfera atkartojo viešą gyvenimą. Kažkas likdavo pašieptas, kažkas išaukštintas. Kultūros instituto duomenimis profesionalusis teatras Lietuvoje žinomas nuo 16 amžiaus, kai vaidinimai pradėti rodyti Didžiojo kunigaikščio rūmuose dvaruose ir Vilniaus universitete. Tačiau persikelkime į sovietmetį. Kam tarnavo teatro scena? Daug ką pasako data, kai buvo įkurtas Lietuvos nacionalinis dramos teatras 1940 spalio 6 diena. Beveik prieš pusmetį buvo įvykdyta pirmoji sovietinė okupacija. Prasidėjo nusistovėjusio visuomenės gyvenimo griovimas, kultūros ir tradicijų dvasinių vertybių naikinimas bei priverstinis komunistinės pasaulėžiūros ir ideologijos diegimas visuomenėje. Veidą privalėjo keisti ir teatras. Į sceną žengia propaganda. Teatras dirbo diktatūros sąlygomis, tam tikro diktato, tam tikros cenzūros sąlygomis. Tai, kas galima ir tai, kas nustatyta yra socialistinės ideologijos, tai taip ir dirbo ir tiesiog pirmieji turbūt galima be abejo skirstyti tam tikrais ir palengvėjimo tam tikrais etapais, būtent turint omenyje atšilimą 7-ame dešimtmetyje, tiksliau po Stalino mirties ir šiek tiek vėliau po partijos suvažiavimo, kada buvo pasmerktas Stalino kultas, tai šiek tiek vis tiek buvo pajusta tam tikro palengvėjimo, atsipalaidavimo, tas vadinamasis atšilimo laikotarpis, kuris vis tiek netruko ilgai, tik tai keletą metų ir po to vėl represijos tam tikros. Tai visą laiką iš esmės iki nepriklausomybės, galbūt tiksliau ne iki nepriklausomybės pačios, bet iki 87 metų dar buvo taikymasis, laviravimas, šokis toks su partija, su cenzūra, su ideologais ir bandymai kažkaip tai tiek paskelbti savo norimas žinias, tiek be abejo prisitaikant prie reikalavimų skelbti ir tą propagandą, kuri buvo reikalinga ideologijai tuometiniai. Kiekviena valstybė turi savo ideologus, savo ideologijai kūrė ramščius visokius ir jai, tokia kaip sovietinė valstybė, reiškia visa ta Sovietų sąjunga didžiulė, labai skirtingų tautų žmonių būrys didžiulis. Jie visi turėjo tarnauti tam tikrai ideologijai. Aš manau, kad joks menas ir teatras neturi nei tarnauti propagandai, nei būti susijęs su tokia tiesioginė prievartinė agitacija. Kas ir kokią pjesę statys, spręsdavo toli gražu ne režisieriai. Teatro scena be išlygų turėjo besąlygiškai tarnauti režimui, todėl repertuarą kruopščiai tikrindavo cenzoriai. Mechanizmas veikia taip, kad scenoje klestėtų komunizmo šlovinimas, diktatorių kulto aukštinimas, ko neprivaloma buvo atitinkamai pagerbti spalio revoliuciją, komunistų partijos sukaktis. Tačiau bent lietuviškoje teatro scenoje laisvės daigas kartais pro geležinius gniaužtus prasiskverbdavo. Būdavo kartais visiški paradoksai, sakykime, Eimunto Nekrošiaus spektaklis Kvadratas, pastatytas 80 metais. Jis pagal viską turėjo būti pastatytas kaip tam tikra priemonė, sakykime, spektaklis, berods, jei neklystų, komjaunimo 60-mečiui gal kokiam panašiai. Tai buvo pirmas Nekrošiaus spektaklis Vilniuje, prieš tai 2 Kaune buvo parodyti, bet tai yra spektaklis, kuris kalbėjo apie laisvę, apie nelaisvę, apie tai, kad kalinys sėdintis kalėjime, uždarytas kažkur šiaurėje, jis lygiai taip pat laisvai arba nelaisvai kvėpuoja, kaip ir išleistas į laisvę. Ir tai buvo paradoksalu, reiškia, šitas spektaklis susilaukė ir apdovanojimų ir buvo rodomas, bet, taip sakant,
kažką cenzoriai pražiūrėjo ir nesuvokė tos pagrindinės minties, kad tai yra spektaklis iš tiesų savotiškai antitarybinis, antikomunistinis tiesiog buvo. Bet čia jau mes susidurėme tada jau su metaforos fenomenu tokiu, kur kas ką reiškia gali įžiūrėti ir metafora tampa jau labai tokia visagalė ir gelbstintis toks pagalbos ratas teatram. Menininkas turi būti laisvas. Ir tai nėra tokie tušti žodžiai, kad laisvas, laisvė, reiškia, bet jis turi subrandinti savyje tai, apie ką jis nori kalbėti. Tai turi iš jo išeiti ir pataikyti tiesiai į savo skaitytoją, žiūrovą ten ar klausytoją. Taip, kad agitacija yra visiškai neįmanomas dalykas. Sovietmečių ideologija visa grandis veikia nuo dramaturgijos, kur į teatrą buvo labai griežta atranka ir pokarį ilgą laiką, gal 10 metų, gal daugiau. Mūsų kultūros ministerija siųsdavo repertuaros, teatrų repertuaros sąrašus į Maskvą, kad gautų pritarimą. Tai baisu tiesiog. Aiškia, viskas buvo koreguojama. Aš iš patirties, kaip žmogus gyvenime per 80 su viršų metų daug rašiusi ir turėjusi visokių reikalų su visokiam organizacijom. Žinau, kad jeigu tau užsakė temą, atsako, jūs parašykit apie tą ir tą, tai iš karto krenta nuotaika, krenta temperatūra. Tu nenori, tu suvaržytas, tu turi temą, ne iš tavęs tema atėjo, o tau liepia tą temą kalbėti, rašyti ar ką. Tai aš esu labai, kaip pasakyti, griežtai nusiteikus ir galvoju, kad joks menininkas negali tarnauti šitiem dalykam. Ten, kur priespauda, ten ir pasipriešinimas bei rezistencija. Neišimtis ir teatras. Patys iškiliausi mūsų scenos tėvai dėjo didelės pastangas apeiti režimo nustatytas taisyklės. Šią kovą jautė ir žiūrovas. Žmonės netruko pajusti, kad nuo teatro scenos sklinda paslėptos žinutės apie nepriklausomybę ir laisvę. Žinoma, tai nutikdavo nedažnai, tačiau vien nepaklusnumo režimui faktas žmonės dar labiau masino pirkti bilietą į teatrą. Pati baisiausia, nuodingiausia cenzūra buvo mūsų galvose, kadangi tu save kontroliuoji, nes tu žinai, kad jeigu tu rašysi tai, kas negali praeiti, o puikiai žinai, kas negali, tai tu koreguoji save, ieškai kažkokios formuluotės, kaip prakišti tą savo mintį, kol ta mintis pagaliau nusūsta. Aš atsimenu, stengdavaus apeiti pavadinime, o kai institute rašai mokslinius darbus, tai ir pavadinimai dažnai būna tokie, reiškia, oficialoki. Tai jeigu, pavyzdžiui, kur nors parašai Lietuvos teatras ar Lietuvos publika, tai labai negerai, kokia čia Lietuva atskirai. Reiškia, turi būti Tarybų Lietuvos. Ir jeigu tu to neparašai, tai jau būk ramus. Tau tikrai įrašys. Kaip viduramžiai, sakykime, jeigu kas nors ką nors pasakydavo prieš kunigaikštį ar prieš šalies valdovą, tai uždarydavo ne jį, bet uždarydavo lėlę į kalėjimą 3 dienom, na, ar ten savaitai kokiai. Šiaip ar taip lėlininkas tuo metu tada netekdavo pagrindinio įrankio. Čia šiuo atveju jau turėtų į kalėjimą įprastai grūsdavo jau menininką, o ne jo įrankį. Tai ta špyga kišenėje, šiaip ar taip, mes kalbam apie tą suokalbį tam tikrą su žiūrovais ir jis yra pakankamai sudėtingas tuo požiūriu, kad metaforą ar simbolį kažkokį tai panaudojęs režisierius,
jis turi tam tikrą apsidraudimą. Cenzorius viena vertus gali pasakyti, kad taip negalima, čia per daug reiškia prieš valdžią. Režisierius tada sako, atsiprašau, bet čia jūsų matymas toksai kreivas, toks keistas, aš kaip tik čia už maždaug gali apsimetinėti. Ir tai vyksta toks žaidimas. Bet su publika be abejo žino, kur eina ir tikisi tam tikro ženklo savotiško tos špygos kišenėje ir tada publikai jau būna visai smagu tą špygą kišenėje laikyti, toks tylus suokalbis. Ir mes jeigu šiandien kvestionuojam, sakykime, Marcinkevičiaus kūrybą, galim kalbėti ten apie tai, kas buvo leidžiama, nebuvo leidžiama, bet šiaip ar taip apie tai kalbėti, publika vis tiek jautė tam tikrą publiką, kuri neužmiršo, kad esame okupuoti, kad esame tam tikroje vergovėje ir neužmiršo praeities visos tos Marcinkevičiaus pjesės emociškai. Pastatymai, tiksliau Vancevičiaus ar Gaidžio pastatymai, jie suteikia labai daug tos tvirtybės jėgos. Tai čia šalia tos ideologijos, ką galima buvo, ko negalima buvo, tai toks emocinis dalykas. Kalbant apie rezistencinę kovą ant teatro scenos, ypatingą vaidmenį čia kūrė režisierius Eimuntas Nekrošius. Eimunto Nekrošiaus 83 metais pastatytas spektaklis Ilga kaip šimtmečiai diena pagal Čingizo Aitmatovo romaną. Romanas ir pats autorius yra apdovanotas Lenino premija, vadinasi galima, vadinasi viskas tvarkoj, nors ten jau yra pakankamai kalbama iš esmės per tą romaną apie šaknis ir šaknų praradimą, reiškia identiteto, tautos šaknų praradimą. Ir ten yra vienas epizodas, kada, reiškia, įeina moteris ir sako, mūsų visų tėvas mirė, šaukia jinai scenoje visą tai. Ir tuo metu įvežamas toks kaip senas transparantas didžiulis, ant kurio Stalino portretas. Mes matom, kas mirė ir panašiai. Kaip ir nekalta scena, viskas atspindi realybę, bet cenzoriai uždraudė, sako, kad Stalino portreto nereikia, vis dėlto taip tiesmukai. Tada Nekrošius galvoja, ką daryti ir jis tiesiog jį uždažo tą portretą, tiesiog nuplauna. Bet vos dar lieka ten bruožų šiek tiek, bet beveik nematoma visą tai. Ir kas atsitinka? Tada per spektaklį įvežamas tas transparantas, moteris šaukia, mūsų visų tėvas mirė. Kas jau savaime žmonėm aišku buvo, kad Stalinas yra vadinamas buvo visų tautų tėvu, reiškia, ir matomas tuščias transparantas, kas dar labiau sukelia efektą, nes tai nekonkretu, tai visa apimantis, tas reiškia, jis nėra įkonkretintas, jis yra visur ir kartu galbūt kas nors jau žinodami arba nuspėdami žaidimo su valdžia taisyklės, supranta, kad čia buvo ištrintas tas portretas, kad jis, tai taip sakant, dvigubas žaidimas suveikia dar geriau, reiškia, ir Nekrošius tuo metu pasako, kartais su cenzoriais reikia žaisti, bet jie tai priverčia padaryti efektingiau ir net meną priverčia padaryti. Kūrėjai nesutarė, ar teatras gali tarnauti propagandai. Vieni sako, kad laisva kūryba tai skaidri it krištolas menininko mintis. Kitiems atrodo, kad teatras ir propaganda neatsiejami pakeleiviai. Tačiau ir čia vienos tiesos nėra. Net ir prieš kelis šimtmečius teatruose žmonės stebėjo gyvenimo patirčių atspindžius. Laikas bėgo, tačiau realybė keitėsi nežymiai. Teatro kalba tapo dar subtilesnė. Apskritai kalbant apie teatro ir propagandos santykius, jeigu ne sovietmečiu, tai teatras visą laiką skleidžia propagandą tam tikrą. Jeigu mes propagandą paimsim, suvoksim ne tą neigiamą prasme, kuri reiškia pusiau tiesą, manipuliatyvę tiesą, bet propaganda yra skleidimas, idėjos skleidimas, tai yra ideologijos skleidimas. Šekspyro pjesės buvo užsakomos tam tikrų politinių veikėjų tuo metu Anglijos ir jos per metaforas kalbėjo už ar prieš karalių, už ar prieš tam tikrą lordą ar panašiai ir komedijose pašiepiama buvo. Ir tada buvo propaganda. Visą laiką yra išėjimas teatro į viešą erdvę, yra visada tam tikros žinios skleidimas.
spektaklio nėra be žinios. Netgi jeigu spektaklis, kaip sakė Bertoltas Brechtas, jeigu spektaklis nėra politinis, jisai nerodo žinios, kažkokios nesiunčia žinios, vadinasi, jis pritarė dabartiniai esamai santvarkai. Todėl kalbėti apie tą paveikia, nepaveikia propagandą mes galime tiesiog jau šiuo atveju kaip kalbėdami apie meno kūrinį. Vienus galbūt ant pusės salės suversta komunistų arba kareivių, kas buvo, sakykime, neretas žiūrovas privalomai žiūrėti, ir jie žiūrėjo kažkokius tai sovietinio patriotizmo pavyzdžius ir jiem galbūt tai buvo visiškai geri tie pavyzdžiai ir galbūt tinkami visai. Jo labiau, kad teatras keliaudavo ir į fronto linijas, ten reiškia vėlgi tam tikras dvasios pastiprinimas būdavo. Tai kalbant apie Lietuvą, jau čia turbūt tiesiog mes galim kalbėti apie atskirus atvejus. Kiekvienas buvo propagandinis, kiek kitas tiesiog dėl pliusiuko pastatytas spektaklis ir Mai Bala. Miltinis pristatė tiek spektaklių sovietinių nevykusių pjesių, vien dėl to, kad pastatytų keletą tarp jų, reiškia, įterptų ir modernios vakarų dramaturgijos ir savo pastatytų ir geros klasikos padarytų. Tai vėlgi tai buvo ir tai be abejo buvo kur kas paveikiau negu statyti kažkokį Pogodino sidabrinį slėnį ten ar pakeltą Velėną. Kadangi mes buvom visi susiję su Rusija, su Rusijos kultūra, tai reikia prisiminti, kad buvo labai ryškus toks epizodas Rusų teatre po revoliucijos, kada buvo kūriamas revoliucinis teatras ir publika ėjo į stadionus, stadionuose vaidina ir ne šiaip kokie piemenys ar kvaišeliai šitą sugalvojo, o tokie žmonės kaip Vsevolodas Meyerholdas, Vladimiras Majakovskis. Ir Vladimiras Majakovskis išvis kurį laiką, bet entuziastingai, iš įsitikinimo, dar pabrėžiu, tarnavo Agitpropui, tokia buvo organizacija, kuri turėjo agituoti sovietinio gyvenimo, reiškia, privalumus. Jie tą darė labai nuoširdžiai. Bet tokie dalykai, kaip masinis revoliucinis teatras toks, negali išsilaikyti ilgai. Tai yra neįmanoma. Kol yra tas pakilimas masių, tol toks teatras gali funkcionuoti kurį laiką. Bet tai paprastai trunka neilgai. Jau nepriklausomybės aušroje šalies legendinis artistas Vytautas Kernagis dainavo: po nakties diena, po lietaus miškai kvepia, po mirties šviesa amžina. Neišimtis ir teatras. Pagaliau atėjo metas kalbėti apie tiesą ir tiesiai. Dar iki sąjūdžio Gorbačiovo paskelbta viešumo politika glasnost, jinai atvėrė tuos kelius, kada pradėjo imti spausdinti laikraščiuose, žurnaluose užmiršti, užbraukti istorijos puslapiai. Lietuvai tai yra svarbu, tai yra tremtis, tai yra rezistencija. Rezistencija dar tuo metu be abejo negalima buvo, bet apie tremtį jau galima buvo kalbėti. Ir apie ypač Stalino visas piktadarystės ir baisias žudynės, visas, žodžiu, istorijos atstatymas ir atminties susigrąžinimas. Ir teatras apie tai pradėjo kalbėti. Teatras kalbėjo jau iš karto pradėjo apie tai, turbūt vienas iškiliausių tai buvo jau 90 metais Jono Jurašo pastatytas spektaklis Smėlio klavyrai ir anksčiau jau prasidėjo visas tas atminties susigrąžinimo tendencija, tokia kryptis. Ir buvo vienur gera, kitur bloga, bet čia mes jau gera bloga turiu vertinti kaip meną ir dėl to išskiriu pirmiausia Jono Jurašo spektaklį, kaip tikrai netikėta aplinkos teatro specialiai sukurtoje erdvėje, salėje specialioje, nes teatras atsidūrė iš tiesų tuo metu pakankamai nepatogioje situacijoje, nes špygos kišenėje laikyti nereikia. Mes visą tai, ką teatras sako, mes jau vakar perskaitėm laikraštyje, šiandien yra mitingas, mes einam į mitingus, kur laisvai galim šaukti, skanduoti paskui
Laimoną Noreiką kaip Mažvydą Lietuva, ar dar kažkokius kitus lozungus reikalauti, išviešinti Molotovo-Ribbentropo protokolus, tai taip sakant, nieko nėra slapto. Vis dėlto Lietuvos teatras iškart po nepriklausomybės atgavimo atsidūrė savotiškoje ideologinėje krizėje. Žmonės nebenorėjo žiūrėti tai, kas nedraudžiama. Teatralams nebuvo reikalo į žiūrovą kreiptis subtiliai. Kalbos apie laisvę vilnijo visur. Gatvėse, mitinguose, spaudoje, kur tik nori. Truks plyš, reikėjo keistis. Ir tada Jonas Vaitkus pastato vėlines pagal Adomą Mickevičių, kurios tampa tokio ritualų, misterija, kažkokio mišiom, jos ypatingos atsiranda, reiškia, kur jau salės, tiesiog tai yra meno kūrinys didžiulis. Ir taip pat kiti, kurie tampa meno kūriniais. O Eimuntas Nekrošius tais metais išsityčioja iš savo kalbos, tiesiog skaudžiai pastatydamas pagal Gogolį spektaklį Nosis, kuriame jisai tiesiog šaiposi savotiškai iš savęs, nes jis prisipažįsta tuo oriai, gražiai prisipažįsta, kad jo kalba tarsi nereikalinga tokia, kuri buvo. Jis dabar jau turi kitaip kalbėti, bet dar kaip mes nežinome. Sovietų sąjungos paveldėtojai Putino Rusijai dabar pačiai atsirūksta tai, ką per okupaciją su kultūra darė sovietai. Dabar ne tik Lietuvoje, bet ir didžiosiose Europos scenose Rusijos kūrybinė mintis nepageidaujama. Ir ne be reikalo. Rusija sovietmečių padarytų klaidų nei išmoko, nei pripažino. Teatro scena režimui visų pirma propagandinio karo arena. Iš Rusijos einant kūryba tikrai daro įtaką, vien dėl to, kad daugelis mūsų moka, vyresnioji dalis žmonių tikrai moka rusų kalbą. Yra įtaka ne tik kalboje, įtaka yra estetikoje. Ir tie, kas žiūri senus sovietinius filmus, jie per estetiką prisimena atseit jaunystę, bet kartu tai yra ir susigrąžina santvarka, kuri jiem atrodo, kad buvo geriau, kad buvo tvarkingiau, nes lentynos buvo tuščios, tai betvarkės nebuvo. Reiškia, ar dar kažko tai kito. Tai vis dėlto, manyčiau, viena vertus, tai yra unikali galimybė dabar mum su ta Rusijos įtakos sustabdymu, bent pristabdymu, atverti daugiau savo, atrasti daugiau pasaulio. Yra aibė šalių, aibė tautų ir jų nepažintos mum kultūros, netgi kaimyninės Lenkijos, kaimyninės Latvijos mes kultūros nežinome dabartinės ir nekalbant apie įvairias ilgaamžės kultūras, kurios yra tūkstantmetės ir mes tiesiog neįsivaizduojam, kas ten dedasi. O rusų režisieriai, kurie pas mus stato, jie šiaip ar taip kartu su kalba ateina pasaulis. Ir ateina tas vadinamasis ruskij mir, rusų pasaulis, kurio mes prisivalgėm ir vėl mes, taip sakant, dar bandome išteisinti kažką, bet galbūt reikia žiūrėti į tą kultūrą kaip į tiesiog nedidžiąją kultūrą, jinai buvo primesta tiesiog ta ideologija, o kaip tiesiog eilinės šalies kultūra, kurioje galima atsirinkti vieną ar kitą dalyką, bet gal galima pasižiūrėti į kitas šalis, apsidairyti ir pamatyti, taip sakant, kur kas platesnės erdvės. Ir nors dabar teatruose režisieriai kūrė laisvai, tačiau ribos išlieka, tik jas brėžia ne režimo cenzoriai, o sąžinė. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.